Kadangi labai mėgstu vairuoti, taip pat ir patogumo sumetimais, labai retai tenka kada važiuoti viešuoju transportu. Tikriausiai net nuo teisų įsilaikymo ir neteko juo važiuoti, gal vieną kitą pavienį kartą. Tai va, ir dabar prieš kelias dienas turėjau tokią galimybę iš Vilniaus grįžti į Kauną su traukiniu. Ir tai buvo man labai įdomi patirtis, kadangi tokiuose aplinkybėse, viešuose vietose, man labai patinka stebėti, kas vyksta, ką daro žmonės, stebėti aplinką, gamtą, tai ką galiu pamatyti ir pastebėti. Ir tai, ką pastebėjau šiuo atveju, mane, sakykime, pakankamai sukrėtė. Iš tikrųjų, pajaučiau liūdesį, nusivylimą. Visai neviltingai atrodė tai, ką pastebėjau. O pastebėjau štai ką. Patogumas užsisakyti traukinio bilietą buvo super, keli mygtukai internetu ir tu jau turi bilietą. Traukinys greitas, atrodė pakankamai naujas, švarus, tvarkingas, viskas liuks, nėra prie ko prikibti. Tačiau pamačiau, kad mes žmonės visai nebemokame bendrauti, visai nebeturime tarpusavio ryšio. Kokie 99%, gal net su manim ir visas 100 žmonių, buvo totaliai atitrūkę vieni nuo kitų. Visi sulindė į savo telefonus košitai. Skrolina, naršo. Nieko aplinkui nemato, nieks su nieko nekalba. Nieks nebendrauja, nieko nesipasako. Už lango buvo toks gražus oras, taip švietė saulė. Krenta ruduojantis lapai, ant tiek gražu, bet niekas to nemato, visi sulindė telefonuose, ten visas pasaulis. Ir iš tikrųjų buvo savotiškai liūdna ir šiurpu tai matyti, nes visiškai nėra jokio bendravimo, jokio tarpusavio ryšio, toks savitas suzombėjimas. Ir tuo metu aš prisiminiau, kaip važiuodavom viešuoju transportu vaikystėje, tarkim, namo. Būdavo pilna juoko, kokių nors muštynių, šaipimusi, įvairaus tipo bendravimo, kokio tik nesugalvosi. Išstumti iš autobuso, tai dar ką nors padaryti. Visą laiką, tai gal ne patys geriausi pavyzdžiai, bet buvo tiek daug gyvybės, ką noriu pasakyti, buvo tiek daug gyvybės, tos vaikiškos, tokios tikros, tyros gyvybės. Ir dabar kaip tas dvi perspektyvas, turėdamas laiko, kol važiavau namo, sudėjau, tai ši perspektyva visai liūdna. Visiškai nėra gyvybės, tarpusavio ryšio, jokių emocinių mainų, tiesiog sulindimas į ekranus, skrolinimas ir viso, jokio gyvenimo, viskas, kas vyksta realiam gyvenime,